Štai dabar esu Marijampolėje prie pačio pirmutinio Lietuvoje cukraus fabriko. Pats pirmas Lietuvoje cukraus fabrikas ir jis funkcionuoja net iki dabar. Po 1990 metų atgavus nepriklausomybę Lietuvai ir viską naikinant, visas įmonės funkcionales naikinant, tam tikrom politinėm ir neaiškiom jėgom, struktūrom norėjo cukraus fabriką šitą uždaryti. Bet žmonės tiesiog savo krūtinėm atstovėjo, iškovojo, per naktis savaitėm stovėjo, budėjo ir atkovojo, kad nebūtų uždarytas šis Suvalkijos žemdirbių pajamų šaltinis. Aišku, cukraus fabrikas pagrinde veikia sezono metu. Jo tokia specifika, kada būna derlius, bet vis tiek daug žmonių turi darbo. Vienu momentu ir aš norėjau įsidarbinti, bet pamačiau, kaip sakyti, tą tuo metu buvo labai ten viskas apleista, buvo bardakas didžiulis, vadinamas betvarkė. Ir aš kažkaip nesidarbinau. Čia ir šito gatvės pusėje priklauso, čia siloso, to, kaip sakyti, runkelių įspaudų atliekų bunkeriai. Virš kelių mato toks eina konvejeris užtvertas, stacionarus. Ten matomai paduodamos tos išspaudos. Kaminas 1978 metai. Kažkaip reiktų perėti į kitą pusę. Ten yra dar įdomių. Kaip sakyti, momentų, ką pafilmuoti. Čia va taip gražiai atnaujita, raudonų plytų. Man atrodo, ten matau, kur pereisiu. Jo, čia yra tos vadinamos išspaudų duobės. Didžiulės, tuščios. Ką geisiu, gal leisti teritoriją pafilmuoti. Dar iš šitos pusės pravesiu, kaip atrodo šitie kompleksai. Taip, šitoje pusėje mačiau nuorodą, kad iš spaudos, kaip pardavinėja žmonėmis spaudas
gyvuliam. Nu ką, dabar eisiu į cukraus fabriko teritoriją. Ten turi būti ir geras paminklas. Čia anksčiau, kur viskas šitas paužėme kelias, tai jisai jau viršum. Įsivaizduokit, kiek nukasta. Kiek nukasta, atsimenu, čia buvo sargų, vadinama sargų postas, įėjimas į teritoriją. O ir paminklas garsus pamačiau, dabar būčiau ir praėjęs. Matot, kaip vertinamas cukrinis runkelis, kaip darbdavys Suvalkijos, netgi pastatytas paminklas gražiai sugalvotas paminklas cukriniam runkeliui. Tai va, mielieji, čia toks kompleksas senoviškų pastatų. Jie išlikė nuo pat pastatymo. Einu informacinį lentelį. Paskaitysiu, kas čia parašyta. Labai šviečia saulytė, nesimato. Jo puola širšys. Čia visur matomai labai saldi atmosfera nuo cukraus. Labai gražūs pastatai. Malonūs akiai. Dabar tai jau bent sutvarkyta, o tuo metu kažkur 1995 metais kažkur, kai aš čia norėjau įsidarbinti, tai čia labai jau viskas buvo apleista. Man tik tai pranešė jo planšetėj, kad gali to įsikrauti. Dabar tai teritorija labai gražiai sutvarkyta. Viskas šaunu, funkcionuoja, dirba. Ačiū žmonėm, kurie iškovojo, kad nebūtų uždarytas šitas fabrikėlis.
šitas saldus fabrikėlis, cukriukų. Dar anksčiau atsimenu, buvo firminė parduotuvė prie įėjimo. Dabar jau to matomai nebereikia, nėra. Niekam neaktualu. Čia tai ko gero administracijos pastatas. Gražus. Nu ką, nelabai jau čia turiu aš čia ką veikti. Čia dar veikia Lietuvos cukraus klubas, įkurtas 1931 metais. Kągi keliausiu. Šios saldžios pasakos. Labai gaila, kad nėra parduotuvėlės, nusipirkčiau cukraus. Marijampolės, nes Marijampolės cukraus tai tikrai nėra kur nusipirkti, labai retai paduodama į parduotuvės. Nežinau, kur jisai iškeliauja, gal eksportui. Tai va, mėlyjeji, štai tokia ekskursija po Marijampolės cukryną. Iki.